O, jau dabar galiu šnekėti. Galiu šnekėti. O dabar dar kartą spust. Įjungiat ir kalbėt. Jeigu ledas raudonai dega, galima kalbėti. Jūs neturite apribojimų. Ja, čia šiaip apribojimų nėra.
Labas rytas. Matau, visi kontrolės komiteto nariai yra susirinkę. Ačiū už aktyvų dalyvavimą. Posėdį pas mus dalyvauna ir audito kontrolės tarnybos vadovė Diana Masiulienė. Taip kad turbūt posėdį galėtum pradėti. Ar bendrų sutarimų, ar turit kokių kitų minčių? Turim galimybę ir pamaigyti mygtukus. Gal sutarimu? Tvarkoju, ačiū. Žvilgsniu man parodė Justina, kad sutiktų būti šios dienos protokolo rašytoja. Ar kolegos sutinkat su tuo? Ačiū, tai pirmininkausiu posėdžiui tada, kaip ir priklauso aš, komiteto pirmininkas Vilius Cibulskas, sekretoriauja šiandien komiteto narė Justina Bielinytė. Tai posėdį tada formaliai pradedam. Posėdžio darbotvarkė buvo paskelbta nustatytų laikų ir dar net anksčiau, negu buvo įstatymas reikalavo. Pagrindiniai yra 2 klausimai, tai sekančių metų audito kontrolės ir tarnybos darbo planas, bei informacija apie nuveiktus tarnyboje darbus iki šio momento. Buvo parašyta ir kiti klausimai, jeigu tokie atsirastų. Jokiom ryšio priemonėm iš anksčiau tokių klausimų nesu gavęs, tai jeigu jie kokie atsirastų dabar, tai mes turim galimybę juos ir pasvarstyti. Tai ar sutinkat su tokia dienotvarkė? Taip, nėra prieštaraujančių, nematau. Tai tada pradedam darbą ir noriu žodį suteikti plano pristatymui audito ir kontrolės tarnybos vadoviai, poniai Dianai. Prašom, Diana. Labą dieną visiems. Kontrolės komitetui buvo pateiktas kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projektas. Projekte kitiems metams yra numatyti finansiniai auditai ir veiklos ir atitikties auditai. Tai būtų šiais metais pradėtas 2023 metų konsoliduotojų ataskaitų rinkinio savivaldybės lėšų ir turto naudojimo auditas. Auditas jau pradėtas, audito planuojama pabaiga yra iki gegužės 15 dienos kitų metų. Taip pat kitais metais bus pradėtas 2024 metų konsoliduotojų ataskaitų rinkinio savivaldybės lėšų ir turto naudojimo auditas. Audito pabaiga 2025 metų gegužės 15 dieną. Taip pat numatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir panaudojimo už 2023 metus vertinimas. Čia jau 3. vertinimas atliekamas tarnybos. Ir 2 veiklos auditai. Ignalinos buto ūkio veiklos auditas numatytas ir kultūros centro veiklos auditas. Ignalinos buto ūkio veiklos auditas buvo numatytas šiais metais, bet dėl papildomo audito išmokų tarybos nariams su jų veikla susijusiomis išlaidomis apmokėti naudojimo tikslingumą teisėtumo audito, butų ūkio auditas buvo perkeltas į kitus metus, atidėtas. Jisai buvo numatytas šiais metais. Ir Ignalinos kultūros centro veiklos auditas yra numatytas projekte. Ir visi kiti darbai, kurie priklauso biudžetiniai įstaigai, atlikti bendrosios biudžetinės įstaigos funkcijos, apskaitos, veiklos, planavimo, taip pat audito. Visi numatyti kiti darbai, išvadų pateikimas tarybai, priimus sprendimą. Tai toks ir planas 24 kitiems metams. Taip, ačiū Diana. Ar kolegos turit kokių klausimų pranešėjai? Taip, matau Donatas Žalias.
pagaliau. Prašau, Donatai. Čia net toks, nei klausimas, nei ką, toks pasiteiravimas dėl 9 punkto, ten, kur yra tarybos narių išmokos. Data man labai nepatinka. Prieš pat naujus metus žadėti duoti. Anksčiau gal gali, arba vėliau. Nu, auditas atliekamas, mums pateiktos kopijos dokumentų, labai daug dokumentų labai prastas, mes jau pradėjome STT važiuoti tiesiog tikslinti dokumentus. Tai vakar visą dieną, nes neturim, greičiau darbas, aišku, būtų, jeigu mes turėtume originalus, bet originalas STT turi išvežti visi dokumentai ir mes turim važiuoti ir tikslinti savo informaciją. Aš ne dėl to, Diana, būktų žmogus prieš naujus metus net nedavinėk, švenčių negadink žmonėm. O šiaip tai dar žiūrėjau, kad data gaunasi sekmadienis, bet tai čia tiek to, koks skirtumas. Manau, vis tiek čia anksčiau arba vėliau bus pateikta, ne? Taip, dar. Sakykit, Diana, dabar veiklos ir atlikties auditai, jie, sakykime, pasirenkami kokiais kriterijais vadovaujantis būtent viena ar kita įstaiga arba įmonė? Išrinkamas rizikingos sritys. Šitų įstaigų labai senai buvo veiklos auditai atlikti. Kultūros centre keitėsi darbuotojas, vadovas kiek metų iš eilės, tai irgi rizikingas sritis, buhalteris keitėsi, buvo pasirinktas, o būtų ūkis tai tiesiog perkeltas iš kitų metų, bet ten irgi buvo labai senai atliktas auditas. Gerai. Taip, Donatas nori, prašau. Čia Diana minėjo, kad tie, kur rizikingi arba kur senai buvo daryti auditai pasirenkama, o būtų ūkis dabar kaip ir naujas darinys, bet irgi pasirinktas, tai dėl ko? Dėl to, kad susijungia, reiktų pasižiūrėti, kaip kas kvėpuoja, ar dėl ko? Pačio būtų ūkio auditas irgi yra labai senai atliktas. Buvo praeitais metais įkeltas į planą. Ten net buvo tema pasirinkta, bet kadangi dabar sujungtos tos 3 įstaigos, tai bus išankstinis tyrimas įvertintos, kur rizikingos sritys ir kokią sritį pasirinkti būtų tinkamiausia audituoti. Taip, dėkui. Dar kolegos, turit kas nors kokių minčių? Ar nemanot, kad ir kolegom komiteto nariam būtų įdomu perspektyvą pažiūrėti, sakykime, dargi ir 25 ir 26 metai bus, tai ar jau dabar turit kažkokius numatymus, ar pasirinkimai bus kažkokiu tai, galbūt ekspromtu, ar kaip padaryti, arba dėl tam tikros, sakykime, paaiškėjus tam tikrom aplinkybėm. Kaip jūs apie tai galvotumėt? Matau, Vytautai. Čia Dianos užklausiu. Šiais metais bus paraštas dar strateginis planas tarnybos. Tai ten irgi bus išryškintos rizikingos sritys įstaigų ir pagal šitą bus planuojami ir kitų irgi metų auditai. Kitais metais. Taip, Vytautas. Čia dėl būtų ūkio audito. Čia buvo į šios metus įtraukta, bet žinoma dėl tų krūvio persikėlė. Bet čia auditas, aš manau, prieš reorganizuojant tas įstaigas buvo logiška padaryti, įvertinti visus niuansus. Ir dabar, mano žiniomis, ten tikrai padėtis yra finansinė tokia, kaip ir nelabai kokia. Tai tas auditas reikėtų, aš manau, daryti greičiau, visą
kaip sako, situaciją įvertinti ir kažkokias tai išvadas padaryti. Nes čia tas klausimas yra labai svarbus ir rajono gyventojams, ir savivaldybė, ir finansinio atžvilgiu. Tai tas auditas, manau, turėtų būti kaip ir prioritetinis. Šiaip pagal įstatymą, tai mes dėl konsoliduotų ataskaitų turim pateikti ataskaitą iki gegužės 15 dienos, tai mes tikrai jau pradėjom tą auditą ir auditą tęsim ir kitais metais ir tada iškart būtų ūkė. Ta prasme, ir išvada dėl infrastruktūros plėtros, ją irgi reikia pateikti iki tam tikro laiko, kadangi su išvada toliau į tarybą eina darbuotojas, tai bandysim viską daryti taip, kaip reikia pagal šitos visus įstatymus, reikiamus datas. Taip, ačiū. Matau, Justina, prašau. Labą dieną. Tai aš tai gal ne klausimą, o gal tiesiog, kaip pasakyti, pasižiūriu jūsų tą planą ateinančių metų, tai tikrai ir veiklos, ir atitikties auditai, ir finansiniai, ir einamieji darbai, tai man atrodo tikrai apimta daug ir daug darbo bus padaryta, jeigu suspėsit laiku, tai aš tiesiog galbūt pasidžiaugti ir padėkoti, kad numatyta tikrai nemažai. Taip, ačiū. Ir aš paskutinį dar tada tokį pasidomėjimą plane 7 punktas. Parengti tarybai išvadas dėl VPP projektų gyvendinimo. Tai jeigu tokie atsirastų. Taip. Ar yra kažkokių, tai sakykime, dar mum nežinomų planų, turiu galvoje opozicijai nežinomų planų, kad jau planuojamas koks nors panašaus tipo projektas ir jūs jau iš karto planuojatės tą atitikti pasižiūrėti. Ne. Čia tarybos pavedimu šitos išvados pagal įstatymą yra teikiamos tarybai. Ne, tai taip, be abejo, skolinimai arba garantijų suteikimai yra daugiau tokie rutininiai dalykai, jie mum įprasti, bet viešo privataus sektorių partnerystės projektų kiek lyg ir dar nėra buvę, nebuvo jie nagrinėti nei taryboje, nei administracijoje. Tai kadangi jis dabar plane atsiradė šitas punktas, aš įsivaizduoju, kad dėl viso ko galbūt jis yra atsiradęs, bet toks kyla klausimas, gal yra kažkokių tai jau planuojamų dalykų. Ne, čia pagal įstatymą tiesiog į planą įtraukti šitie punktai ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, tai esant reikalui, tarybai pavedus, teikiamas tokios išvados. Taip, supratau. Tai gal tada Donatas, matau dar. Prašau. Aš norėjau paklausti, Diana, o kaip jums sekasi su viešaisiais pirkimais, ar daug turite tokių pirkimų ir aplamai kaip sekasi su žaliaisiais pirkimais, nes dabar, kiek žinau, visi žalieji turi būti, ne? Mūsų įstaigoje? Pačioje įstaigoje. Mes labai mažai pirkimų turim. Džiaugiuosi. Smulkus labai pas mus pirkimai. Taip, tai klausimai išseko, atrodo, išsiaiškinom visas aplinkybės, kurios buvo kilusios arba įdomu, kas buvo, tai tada sutarkim, gal tada rankų pakėlimu balsuokim, nėra čia mūsų daug, negadinkim šitos visų, neeksperimentuokim su balsavimo sistema. Pabandom. Tai tada kas už, kad auditorių kontrolės audito tarnybos 24 metų darbo plano projektui pritarti. Matau 3 už. Kažkas įstrigom, esam tik 3 kol kas.
Tai ką darom, Valdai? Kartojam ar rankas keliam? Tvarkoj, gerai, ačiū. Tai tada tradiciniu būdu, kas už pateiktą sprendimo projektą? Matau visos 6 rankos, ačiū visais balsais. Taip ir protokolę užrašom. Dėkui. Tai su pirmu klausimu tvarkoj, dabar informacija apie veiklą audito ir kontrolės tarnybos už 3 ketvirčius. Tai prašom, Diana, žodis jums vėl. Už 2 ketvirčius. Už 1 ketvirtį mes atsiskaitėm. Teisingai. Už 2 ir 3 ketvirtį. 2, 3. Pagrindiniai darbai, kuriuos atliko tarnyba, tai balandžio mėnesį buvo tarybai pateikta išvada dėl galimybės imti trumpalaikę paskolą iki 600 000 eurų. Toliau buvo vykdomas 2022 metais 3 ketvirtį pradėtas savivaldybės 2022 metų konsoliduotojų finansinių ataskaitų auditas. Auditas ir 2 ir 3 ketvirtį buvo vykdomas ir pabaigtas. Ataskaita yra pateikta taryba Liepos 14 dieną ir ataskaita ir išvada. Per auditą buvo įstaigoms išsiųstos 12 raštų, kuriuose pateiktos rekomendacijos netitikimams ištaisyti. Buvo sudarytos 1 ir 2 ketvirčio finansinės biudžeto vykdymo ataskaitos pateiktos savivaldybei administracijai ir paskelbtos interneto svetainėje. Taip pat buvo Liepos mėnesį pateikta išvada dėl galimybės savivaldybei prisimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros, teikiant tvirtinti Ignalinos rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimą. Pradėtas Liepos mėnesį išmokų skirtų 2019-2023 metų kadencijos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariams, jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, naudojimo tikslingumą, pagrįstumą ir teisėtumą auditas. Planuojama audito pabaiga 2023 metų 4 ketvirtis. Taip pat buvo pateikta ataskaita dėl Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų surinkimo ir panaudojimo už 2022 metus vertinimas rugsėjo mėnesį tarybai ir administracijos direktoriai. Toliau vykdytos bendros biudžetinės įstaigos funkcijos, dalyvavimas mokymuose ir seminaruose. Paskelbtas konkursas rugsėjo mėnesį. Dėl vyresnio patarėjo pareigoms užimti. Konkursas bus vykdomas spalio 30 dieną. Įvyks. Tai pagrindiniai darbai per šitos 2 ketvirčius. Donatas nori klausimą užduoti. Prašau. Man įdomu, Diana, kiek vienu metu jūs darote auditų? Nėragi taip, kad vieną paėmėte ir iki galo, ten vienu metu kažkiek tai iš karto kiek. Šiuo metu mes darom 2, tai čia dėl tarybos narių išmokų ir jau pradėjom konsoliduotų ataskaitų rinkinį už 2023 metus. Jau buvo išsiustos apklausos anketos, palaipsniui mes siunčiam ir savo, renkam informaciją, kad įstaigoms nebūtų iš karto, kad daug iš karto informacijos pateikti. Na taip, ir dar jų papildomai. Kartais ir 3, bet kai darėm ir išvadas reikėjo patiek dėl išmokų. Tai norėjau ir sakyti, kad jeigu pasikreipė papildomai, ar būtų skundas kažkoks tai staiga iš gyventojų, taigi reiktų ir tą daryti. O spalio 30 minėjai konkursas bus dalyvių yra, kandidatų nedalyvių yra. Tai gal išsirinksit? Tikėkimės. Tai vienas kandidatas ar daugiau? Daugiau. Aišku. Daugiau, kas ko pasidomėti norit? Klausimų nėra, tai čia, kadangi informacijos sprendimo šitoje vietoje nereikia, tai informaciją priimam dėmesin ir linkim sėkmės vykdant šių metų planą. Ar kolegos jau galim Dianą paleisti? Galim, ačiū Diana.
O dabar mes patys, ar turim dar apie ką nors pašnekėti, ar irgi jau galim pasileisti? Dienotvarkė kaip ir išseko. Tai ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą. Justina laukia protokolo rytojaus dienai, o einam visi ruoštis tarybos posėdžiui. Ačiū visiems.